galvoju, kad tie visi klausimai, koks jausmas grįžus į Lietuvą jau kiek pavonė yra, bet įsivaizduoju, kad čia iššūkis vis tiek ypatingesnė dėl to, kas kitoj barikadų pusėje. Tai aišku, tai ne tik dėl to ir šiaip vis laiką smagu grįžti namo, vis laiką laukiam tų rungtynių su Žalgiriu, kokios jos sudėtingos būtų emociškai ir taip toliau, smagu pasimatyti su šeima, bus smagu pasimatyti su visais, tai malonu, aš mačiau. Žalgiris uždė Monake, puikiai pergalę, kokiais kitus įspūdžius paliko? Gerai, nusakau, daugiau mažiau viskas aišku, kad Žalgiris tikrai turės gerą sezoną, matau, kad tikrai ir tas sudėtis labai optimistiškai nuteikia ir tie 3 gynėjai, kurie tikrai gali vesti žaidimą, kas ko gero šiuo metu krepšinėje yra svarbiausias dalykas, taip kad, sakau, tik tai reikia biškį kantrybės, kad jie viską suprastų, ko iš Tomas nori ir manau, kad bus gerai. Ir panašu, viskas nepanašu, viskas labai jau panašu. Kaip net pasakyti, žiūrim, kaip sakant, rungtynės, braižas toks pats, treneris panašus, tik aišku, gerokai ramesnis. Vakar toks momentais užsikūręs buvo. Čia Tomas, kaip ir formuluoti tą jūsų sistemą, bet viskas, kuris dirbo žmonės, tas mokymas iš jūsų, žiūrint iš tos pusės, kaip kas ir to įdėsnį pranašumo, tai praktinį kovai turės. Nežinau, ir kažkaip nei viena, nei kita komanda tų sistemų nelabai yra, kaip sakant, dar įsisavinusi, o kad jis mokėsi, tai nesutikčiau, nes aš manau, kad vienas iš tų, kuris tą sistemą kūrė, darė ir prie to labai stipriai prisidėjo, netgi sakyčiau, taip kad ta sistema jam tikrai yra žinoma tiek pat, tiek ir man. Ne, tai čia spauda, tie bairiai vis laiką, aš nemanau, kad aš kažkoks gal mokytojas, ar aš daug mokinau, sakau, daug metų mes buvom vienam ofise, vienam soliukį, tai viską praėjom, tai bandėm kartu visą aiškintis, lygiai taip pat kaip darom su kitais asistentais, nemokintis iš klaidų, kažkiek tai palikti tos geresnius dalykus, taip kad nemanau, kad aš jį kažką mokinau. Veidrodį matom tikrai panašus, nežinau, ar jis toks biškis sudėrėjęs dar veidrodis, ar sudėliotas, bet veidrodis matom tikrai labai daug, ko mes tikim kartu su juo, ne? Paskui ateis kažkiek laikas su laiku, aš manau, čia vis tiek yra baziniai dalykai dabar, kas yra įvesti, ne? O paskui ateis, man atrodo, su laiku ir mes tiek jie, ko gero, bandysim dar daugiau prisitaikyti prie savo žaidėjus, tiek jau bus dabar anksti dar labai. Pasiruošimo neturi Eurolygos komandos, kiekvienais metais yra vis blogiau ir blogiau. Kažkaip sakau, ir fiziškai komandos atrodo labai prastai, ir taktiškai labai skurdžiai šiuo metu atrodo. Neturim vis, ypač mūsų situacijoje, labai vėlai pasirašyti kontraktai, žaidėjai grįžtantis iš Eurobasketo, visai nauja komanda. Pasiruošimas labai yra iki naujų metų. Per savaitę daug ryšio negalėjau užmesti, tik tiek tokia irgi kominė biškį situacija buvo, ne, kad sakėm, Europai reikia paskutinį metimą visą laiką mesti dėl taškų skirtumo. Jis manęs paklausė, ar mesti, sakau, mesti reikia visą laiką Europai, išėjo ir nemetė. Paskui sako, užmušau. Sakau, čia vienas iš tų dalykų, kad kiti atvažiavę dar nežino, kad Europoje yra 5 baudos, galvoja, kad yra 6. Išaiškinu, sakau, reikia šitus dalykus, kaip sakant, perėti, kad ir kokios būtų sėkmingos. Kalbant apie tą pasirašymą, po čempioniško sezono 3 labai svarbus žaidėjai išvyko ir ypač tą laiką, kai jūs paliko Žalgirį ir persikėlėt tą, sakykime, elitą Europos komandų, nebūdavo labai dažnai, kad branduolys iširsta. Kuo šis tas tarpsezonis žaidėjų paieška buvo galbūt išskirtinis? Nieko nebuvo, sakau,
turi savo planus, bandai kažką daryti ir gaunasi, kad tai vienas išeina, tai kitas dėl vienų priežasčių, dėl kitų, trečias, ketvirtas ir ką tu manau daryti. Ateini ir dirbi, neverksi. Žalgiris Krosą pasirašė, jis dar buvo medžiojamas dar jums dirbant Žalgiryje. Pagaliau pavyko, kokie pirmieji įspūdžiai, tai ką jis buvo Žalgiryje, ką jis parodo apie Žalgirį. Prieš Žalgirį, nes aš buvau Žalgirį, net taip tautas. Naičelį visą laiką norėjom, sakau, kad mes turim pripažinti, kad Žalgiris dabar yra visiškai kitos negu prieš keletą metų. Jūs sakote, aš išėjau į elitą, bet pagal viską organizacinius dalykus, net jau pagal kitus dalykus, Žalgiris jau senai yra elitą. Tiek aš manau, kad buvo arba galimybė rinktis kažką panašaus į Tomą, ne, kaip sakysim, su pirmo trenerių patirtim, ne, lietuvį, gerokai ramesnį už mane žmogų, tai ar jeigu būtų Kazys atsisakęs, galbūt eičiau į kitą, kaip sakant, tokias, į kitas idėjas. Kazys kaip sutiko, tai man lengvai buvo kažkaip smagu jau daugiau šnekėti lietuviškai, tai man tas yra dar tenai. Ir ispaniučių yra dabar porą, nu tai, taip sakau, ne tik gyvenime egzistuoja krepšinis, tai yra dar gyvenimiški dalykai. Šią vasarą tarp suzaginguota, sakykime, ažiotažą didelę sukėlė, kaip ir drama galima padinti dėl tunelio ir fanų. Koks jūsų požiūris į tai, kad fanai nenorėjo jo, kaip jūs rimtumėt Ąžuolą, jeigu būtumėt Žalgiryje? Tai normalu, kad fanai nenori jo, kai tokius dalykus padarė, bet iš kitos pusės vienas kažkoks tai įvykis negali žmogaus visam gyvenimą, jisai nepateko už tai į baudžiamąjį kodeksą, ne tik tai Žalgirio kažkokį tai pateko, bet turim suprasti, kad jaunas visas gyvenimas prieš akis tikrai geras lietuvis, su gera ateitim. Bus patenkintų, bus nepatenkintų, gyvenimas tęsis. Gerai? Visą.